Sveiki, sveiki. Sveiki. Ar matausi, ar girdžiuosi? Taip, matome jūsų skaidres ir girdime ir matome jūs. Tai gerai. Taip, tai aš esu kolegijos dėstytoja, Gitana Steponavičienė, dirbu ir psichologų darbą apie 20 metų, tai šiandien pasiruošiau jums pristatyti temą apie perdegimo sindromą, šiuolaikiniai iššūkiai ir sprendimai. Tai pradėti norėčiau nuo tiesiog paprasto žodelio, kurį galim išgirsti – perdegė. Koks vaizdinys kyla išgirdus tokius žodžius? Galbūt pamatysime užgesusią žvakę, galbūt bešviečiančią lemputę, o gal pamatysime dar liūdnesnį vaizdą – pelenų krūvelę. Ir turbūt svarbiausias perdegimo sindromo požymis, kurį sutinka žmogus anksčiau degęs entuziazmu dirbti, padėjęs kitiems, vieną dieną tampa abejingas, apatiškas ir užgesęs. Kokia yra perdegimo sindromo istorija? Labai trumpai. Tai pirmasis mokslininkas aprašęs perdegimo sindromą buvo Herbertas Freudenbergeris, amerikiečių psichologas, psichoterapeutas. Jis pats dirbo Niujorke vienoje gydymo įstaigoje su jaunais savanoriais, kur buvo prižiūrimi ir gydomi narkotikus vartojantys žmonės, priklausomi žmonės. Ir ką jis pastebėjo, kad personalas degęs entuziazmu, meilę darbui ir meilę žmogui staiga tampa pasyvus, ciniškas ir netgi praradęs motyvaciją. Taip pat pastebėjo, kad personalas pradėjo skųstis fiziniais simptomais, kaip raumenų skausmais, apetito pablogėjimu, nuolatiniu galvos skausmu, sloga. Prie to prisidėjo psichologiniai simptomai, kaip nuovargis, išsekimas, liūdesys, susierzinimas, ciniškumas, abejingumas ir netgi konfliktai be paaiškinamos priežasties. Ir pradėjo analizuoti savanorius ir sveikatos priežiūros darbuotojus. Beje, svarbu paminėti ir tai, kad pats Freudenbergeris taip pat patyrė perdegimo sindromą ir aprašė kaip fizinį ir emocinį išsekimą, energijos, motyvacijos ir įsipareigojimų darbui praradimą. Ir tokį gražų apibendrinimą parašė, tai yra tarsi kažko nepadaryti, nusidėvėti, sudegti, sudeginti save arba išsekinti save, išeikvojus pernelyg daug energijos, jėgų ir vidinių išteklių. Kita svarbi pavardė, kalbant apie perdegimo sindromo istoriją, tai yra socialinės psichologijos tyrėja Kristina Maslach, tirdama slaugytojų bei gydytojų reakcijas pabrėžė 3 dalykus. Kad emocijos, net jei jos ir geros, kelia stresą, pasižymi konfliktai su kolegomis, su pacientais, jų artimaisiais. Ramybė ir atsiribojimas yra tiesiog neįmanomi. Ir netgi perdegęs asmuo dengiasi tokiu cinišku požiūriu į pacientus ir į patį darbą. Ir kartais darbuotojas, o jį pabrėžia medikus, kelia klausimą, ar aplamai verti dirbti šį darbą. Tai reiškia, patys pradeda abejoti savo kompetencijomis. Tai tokia trumpa mano perdegimo sindromo istorija. Tai kasgi yra perdegimo sindromas? Tai pats terminas perdegimo sindromas yra kilęs iš anglų kalbos žodžio, veiksmažodžio burnout, reiškiančio sudegti, perkeltinė reikšmė degti, susidėvėti ir išsekti.
Ir apibrėžimas skamba sekančiai, kad perdegimo sindromas yra emocinio išsekimo, depersonalizacijos ir savirealizacijos sindromas, kuriuo gali susirgti dirbantys žmonės. Ir kito šaltinių remiantis, kad tai yra fizinio ir psichinio išsekimo būsena, kurią sukelia ilgalaikis darbas emociškai reikliomis sąlygomis. Kasgi yra emocinis išsekimas? Tai jis yra vienas iš pirmųjų požymių ir susijęs su pačiu darbu. Ta labai svarbu paminėti, kad ne tai, kad yra toks emocinis nuovargis, bet konkrečiai pasireiškia su procesu susijusiais jausmais. Išsekimas pasireiškia, kalbant apie efektyvumą. Tai reiškia, nebėra efektyvumo darbe, veikloje, kurią turiu, kurią atlieku ir taip toliau. Visiškas energijos praradimas dirbant ir valios požiūriu, tai yra motyvacijos. Tad ir idealo siekia netekimas. Ir perdegimo sindromas pasireiškia arba pamažu, arba staiga. Tai vėlgi patyrinėjus ir panagrinėjus konkrečius atvejus galim pastebėti žmonių liudijimus, kad, kaip jie tą sutiko. Tai sako, staiga pajutau simptomus arba ilgai užsitęsę simptomai, kuriuos ignoravau, kuriuos atitolinau ir kuriuos nelaikiau svarbiais, ko galiausiai patyriau perdegimo sindromą. Tai yra pasireiškia kaip tiesiog, sako, tokiais užstrigimais, sunkiom reakcijom, kai sunku užvesti automobilį. Esu turėjus tokį atvejį, sako, užsėdau į automobilį ir nežinau, kaip jį užvesti, nors N metų vairuoju. Arba sunku atlikti mum įprastą copy-paste veiksmą, tarsi smegenys stringa ir nebereaguoja. Tai va čia būtų galima apibūdinti kaip emocinio išsekimo simptomą. Kitas svarbus bruožas yra depersonalizacija. Ką tai reiškia? Tai depersonalizacija pasireiškia emociniu atsiribojimu ir cinišku požiūriu į kitus žmones. Dažniausiai į tuos, su kuriais yra dirbama ir bendraujama. Svarbu paminėti, kad depersonalizacija gali būti nukreipta ir į pačią instituciją, į pačią įstaigą, į pačią bendruomenę, kurią esu, dirbu ir taip toliau. Tai požymiai depersonalizacijos būtų emocinis atšalimas, sumažėjęs empatijos jausmas, abejingumas kitų problemoms, cinizmas ir net negatyvumas, ironiškas, nuvertinantis požiūris į klientus, pacientus, mokinius ar kolegas, kur bebūtum, žmonių nuasmeninimas, kiti suvokiami ne kaip asmenys, o kaip objektai, problemos, numeriai ar net statistiniai vienetai, gynybinis atsiribojimas, emocijų slopinimas siekiant apsaugoti nuo pervargimo, net būdingas neigimas, gali būti, kad kiti pastebi ir sako, klausyk, tau jau su tavim kažkas negerai, jau labai perreaguoji, labai pasidarei toks piktas, atsiribojęs, labai pasikeitai. Tai va čia norisi paminėti, kad daugelį ligų yra būdinga pirma stadija neigimas, bet ir šitam atveju perdegimo sindromui toks pirmas etapas tai yra neigimas, ignoravimas ir būtent prie tos depersonalizacijos prisideda. Ir aišku, padidės dirglumas, nekantrumas, perreagavimas bendraujant, kas iš tiesų komplikuojasi, keičiasi santykiai į blogąją pusę. Svarbu paminėti ir tai, kad perdegimo atveju depersonalizacija laikoma net apsauginė reakcija į lėtinį stresą, tačiau ilgainiui blogina pačią kokybę darbo ir pačius santykius. Ir trečias svarbus bruožas tai yra savirealizacijos profesinių siekių sumažėjimas. Kas čia svarbu paminėti, kad
mintis yra pirmapradė. Dažnai savo studentam apie tai kalbu, kad mūsų emocijas, mūsų elgesį ir kūno jausmą, pojūtį dažnai sąlygoja mintis. Ir čia net pažymėjau tokią mintį, kuri yra dažnai sutinkama: palik mane pasaulį, palik mane vieną, manęs čia nėra. Tai reiškia noras pabėgti, atsiriboti ir įtikinėjimas, kad nesu kompetentingas ir negebu pateisinti supančių žmonių lūkesčių, nesutinkamas, ne tą pasirinkau kryptį, kitiems sekasi daug geriau, o man nesiseka. Ir ta mintis kviečia kitą mintį ir kaip sakau, susideda visas ištisas tekstas. Ir ko pasiekoje savo vertės abejojimas, savo kompetencijų, savo vertės praradimas ir pasitikėjimas savimi taip pat subliūkšta. Kokias mes šiandien turim priemonės diagnozei nustatyti, tai pirmiausia noriu paminėti ir paantrinti, kad šiuo metu perdegimo sindromas yra įtrauktas į TLK ligų klasifikaciją ir turi kodą, kaip ir visos kitos ligos, tai yra Z73.0 perdegimo sindromas. Ir tai reiškia, kad perdegimo sindromas yra gydytinas. Kokios kitos priemonės? Tai standartizuotas psichologinis klausimynas skirtas perdegimo sindromui vertinti MBI. Tai jį sudaro 22 teiginiai ir šis klausimynas vertina pagrindinės perdegimo dimensijas. Tai pirmoji būtų emocinio išsekimo dimensija, nuovargį, energijos stoką ir kiti su tuo susiję klausimai. Mano jau paminėta depersonalizacija, tai yra emocinis atsiribojimas, ciniškas požiūris į žmones ir sumažėjęs asmeninis profesinis aktyvumas, nepasitenkinimas savo darbu, nekompetencijos jausmas. Prie standartizuoto psichologinio klausimyno dar galiu pridurti, kad yra truputėlį parengtas klausimynas pagal kryptį. Pavyzdžiui, sveikatos ir socialinių paslaugų specialistams yra pritaikyta versija, taip pat pedagogams ir bendro pobūdžio. Tai reiškia, kad yra, turi tokias keletą versijų, kas atlieptų būtent profesijos atvejį. Dabar kokie yra rizikos veiksniai? Kam čia gali nutikti ir ką mes kiekvienas turbūt turėtumėm žinoti? Tai rengiant šitą skaidrę apie rizikos veiksnius, tai sudėliojau į dvi tokias kategorijas, kad vienai kategorijai priklauso mūsų kiekvieno asmeniniai rizikos veiksniai, mūsų savybės, bruožai, nuostatos. Ir mano studentai jau žino, aš kaip gėlė metodą ir kur dirba yra mūsų atsinešta kilmės istorija, šeimos istorija, vaikystės, paauglystės patirtis. Gėlės stiebas yra nuostatos ir taisyklės, kurias mes atsinešame iš savo šeimos, mokyklos patirties, bendraamžių, kokių tai įvykių gyvenime sutiktų. Ir nuo to priklauso, kaip mes žiūrime į sutiktas problemas. Ar mes hiperbolizuojam, ar mes vadovaujamės viskas arba nieko principu, ar mes dar kažkaip stengiamės ne visai padėti savo. Tai ir čia norėčiau paminėti perfekcionizmą. Tai yra, jeigu galvoju, kad neįmanoma klaida, kad negalima klaida, kad kiti yra griežti vertintojai, tai iškeliu savo labai didelius reikalavimus ir tai yra labai didelis pavojus neperdegti. Didelis atsakomybės jausmas, sunkumai nustatant ribas,
atsakomybės jausmas, kaip sakau, nėra blogai. Būti atsakingu, tai yra dovana ir yra atsakomybė visame kame, bet kada atsakomybė ima viršų ir jau čia tų ribų nebėra ir pasimeta atsakomybės jausmas savo, tai tuomet jau yra rizika profesiniam perdegimui. Polinkis identifikuoti su darbu, žemas streso toleravimas, streso įveikos strategijos kryptis ir kryptis yra dvi. Viena kryptis yra orientuota į problemos sprendimą, ne, tai čia labiau sėkmę orientuota kryptis, bet jeigu turiu kryptį orientuotą į emocijas, tai turiu tą riziką į profesinį perdegimą. Pastebėta, kad profesiniam perdegimui imlesni tie žmonės, kurie yra pasyvūs ir nusiteikę gynybiškai, užuot buvę aktyvūs ir prisimantys sprendimus, jie laiko save aukomis ir atiduoda ir neprisima atsakomybės spręsti, tas pasiekoje lieka, kad kaltinu kitus, aplinkybės, instituciją, darbdavius ir taip toliau. Moteris dažniau patiria, bet moteris labiau ir praneša apie profesinio perdegimo simptomus, ypač emocinį išsekimą, bet tai nereiškia, kad vyrai su tuo nesusiduria. Vyram taip pat būdingas perdegimo sindromas, tačiau galbūt rečiau kalba apie tai, rečiau ieško pagalbos ir kur dar ta rizika komplikuotis profesiniam perdegimui tik padidėja. Kitoj kategorijai rizikos veiksnių sudedu gyvenimo būdo ir konteksto veiksnius. Tai pati gyvensena turbūt yra čia svarbi, ne? Kiekvieno mūsų. Tai ir žalingi įpročiai, ir ilgalaikis miego trūkumas, ir mitybos reikšmė ir svarba, darbo ir poilsio disbalansas, dideli krūviai ir neaiškus vaidmuo. Sunkumai kylantis bendraujant, bendradarbiaujant, socialinės paramos ir aplamai socialinio tinklo stoka. Ilgalaikis stresas ne tik darbe, bet ir asmeninėme gyvenime. Ir nustatyta, kad didesnė rizika sirgti profesinius perdegimo sindromų turi vieniši žmonės, kurie negyvena porose. Kas labiau kenčia nuo perdegimo sindromo? Tai kokį tyrimą beatsiskleistumėm, medikai, sveikatos priežiūros darbuotojai. Ši grupė dažnai minima kaip viena labiausiai pažeidžiamų. Tyrimai rodo, kad daugiau nei 50% medikų gali patirti perdegimą. Vien Lietuvoje tyrimai atskleidžia, kad 74% medikų patiria perdegimo sindromą, tarp jų 62 anesteziologijos, kardiologijos specialistai, 35% patiria perdegimą socialiniai darbuotojai ir kiti dirbantis su asmenimis. Mokytojai taip pat aukštos rizikos grupė, apklausos rodo, kad apie trečdalis mokytojų patiria perdegimą. IT ir finansų sektoriai, šiuose sektoriuose, kur nuolatinis stresas, didelis tempas, taip pat fiksuojamas didelis perdegimo atvejų skaičius. Bendros apklausos rodo, kad apie 35–45% Lietuvos darbuotojų jaučiasi išsekę, praradę motyvaciją ir jaučia stiprius perdegimo sindromo simptomus. Dominuojantis pagalbos žmonėms profesijų atstovų bruožas yra tas, jog iš šių žmonių tikimasi emocinės pagalbos. Ir šis emocinės pagalbos reikalavimas yra susijęs su didelė motyvacija, su noru duoti, be atlygio, atjautą kenčiantiems, be jokio naudos siekio savo. Tai tokia man čia apibendrinanti eilutė, kas vienyje šias profesijas. Tai reiškia emocinės pagalbos davimas su didelė motyvacija ir be atlygio. Tai iš tikrųjų tokia turbūt dominuojanti eilutė žmonėm, kurie susiduria su pagalba kitam, pagalba kenčiančiam, pagalba nežinančiam ir taip toliau.
Kokie perdegimo sindromo etapai? Tai kaip ir minėjau, ne taip viskas lengvai pastebima, dažnai neigiama, ignoruojama ir etapai išsidėsto į 6 tokius etapus, kur pirmasis turbūt apie profesinių įsipareigojimų didėjimą. Pastebimi viršvalandžių gausėjimai arba kartais aš pati girdžiu, kad sako, nešuosi darbą į namus. O kaip uždaryti duris ir kaip nesinešti darbą į namus? Aš pati susilaukiu tokių klausimų, kaip pavyksta ir kaip čia nesinešti. Tai mano atsakymo studentai jau žino, kad aš namie turiu taip pat begalę reikalų, tai darbas į namus jau niekaip neįsikomponuotų. Atsisakymas ilsėtis ir atgauti jėgas, darbo pervertinimas gyvenime. Nors dirbame visi labai nemažai, bet iš tiesų labai svarbu to nepervertinti ir tikrai nubrėžti teisingas ribas. Tai va tas etapas pirmasis turbūt ir apibrėžia, kad nebėra ribų, darbo, poilsio, laisvalaikio ir darbas užima labai didžiulę vietą ir viršvalandžių gausėjimas. Toliau antras etapas pažymimas elgesio, profesinių įsipareigojimų mažėjimas. Tai yra sąlygotas išsekimo, neigiamas požiūris į darbą atsiranda, jausmas, kad esi išnaudojamas, dėkingumo stokos jausmas, darbas prisiverčiant, per kančią, be tokio entuziazmo, kas turbūt jaučiasi, kam pagalbą teikiu ir bendravimo su kitais žmonėmis mažėjimas, noras atsiriboti. Trečiame etape labiau išryškėja emocinės pusiausvyros sutrikimas, kaip irzlumo, kantrybės trūkumo didėjimas, buvusių svarbių gyvenimo tikslų atsisakymas, tokios pesimistinės emocinės nuotaikos, tokio kartėlio, kaltės pajautos, kad kodėl man, už ką man ir taip toliau. Ketvirtas etapas kognityvinis, demotyvacija, lankstumo mažėjimas, gebėjimo organizuoti darbą ir mąstyti silpnėjimas, priešiškas nusistatymas pokyčiams, minimali veikla. Penktas etapas fizinis. Labai atsiprašyčiau, Gitana, jūsų. Ar būtų galima truputėlį į pabaigą jau eiti, nes turim porą prezentacijų. Ačiū labai. Taip, stengiuosi. Ačiū. Taip, toliau penktas etapas somatizacija, įtampa, skausmai, miego sutrikimas, širdies kraujagyslių sistemos problemos, ir depresija, tuštumos pojūtis, požymiai būdingi depresijai. Tai čia perdegimo sindromo simptomai, tai nemažai ir pasakiau, tai tiesiog sudėliojau, kad galbūt dar ką pridėčiau, kad prie elgesio simptomų dažnas alkoholio vartojimas kaip kompensacija dėl stiprios su darbu susijusios frustracijos ir, aišku, padidėjusi savižudybės rizika. Norisi prie to paminėti, kad perdegimo sindromas ir suicidinės mintis, jie kartu čia gyvena ir keliauja, nereikalingumo, bejėgiškumo ir turbūt statistika remintis galim sakyti, kad vis tik tai medikai mūsų šalyje nusižudo daugiausiai, tai yra rizikos profesija. Kuo skiriasi perdegimo sindromas nuo lėtinio nuovargio? Tai lėtinis nuovargis nėra toks nepaaiškinamas, nepraeinantis nuovargis, o perdegimo sindromas tai yra pasireiškia dviem aspektais. Gyliu, kai asmuo jaučia tuštumą, lyg būtų išsemti ne tik jo rezervai, bet ir rezervai ir chroniškų pobūdžių. Poilsis, netilsintis ilgiau per atostogas net nepadeda. Priežastys tiesiogiai susijusios su profesinė veikla. Kuo skiriasi perdegimo sindromas nuo depresijos, tai čia trumpai, kad išsekimas perdegimo sindromo apsiriboja profesinės sritimis, santykiai su kolegomis, deja depresija, būdingas visa apimantis išsekimas, kuris susijęs su visu žmogaus gyvenimu. Ir nuolatinis kaltės, bejėgystės, liūdesio ir nevilties jausmas. Kodėl perdegimo prevencija svarbi?
Tai dažnai kartu su profesiniu perdegimu pasireiškia ir kitų susirgimų. Tai mano svarbi žinutė šiandien turbūt ir esminė šitai konferencijai, kad tai komplikuojasi. Ir tyrimai rodo, jog perdegę darbuotojai daugiau serga ne tik depresija, patiria įvairių nerimo sutrikimų, panikos atakų, generalizuoto nerimo sutrikimų, fobijų. Jam dažniau diagnozuojama priklausomybė nuo alkoholio. Čia pati ir savo praktikos pasakysiu, nes dirbu su priklausomybė. Tokie darbuotojai pasižymi didesnė rizika ateityje turėti širdies ir kraujagyslių ligų, kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų ir didelė tikimybė antro tipo cukriniam diabetui. Remiantis Pasaulinė sveikatos organizacija, tai čia vėlgi galim kliautis, ką sako ji apie ligų profilaktiką, ligų prevenciją, tai šitam perdegimo sindromui tai patinka. Pirminė prevencija tai yra profilaktika, rūpinimasis savimi, savo laisvalaikiu, savo diena, savo miegu, savo valgymu. Antrinė prevencija, rūpinimasis pasireiškiančiais požymiais, jų neignoruojant, kreipiantis pagalbą ir pagalbą kreiptis nėra gėdinga. Ir tretinė prevencija tai yra gydymas, kur iš tiesų jau reikalinga gydymo taktika ir, kaip sakau, ir būtina kompleksinė pagalba. Ką pridėčiau iš savo pusės? Perdegimo sindromas gebėjimo duoti liga. Ir man ši eilutė labai svarbi. Bet ką noriu gerbiami kolegos ir studentai pasakyti, kad jeigu turi ką duoti, tai ir gali duoti. Bet jeigu neturi ko duoti, tai klausimas, ką duosi. Ir gauti prieš duodant, rūpintis savo bendrosiomis kompetencijomis ir specialiomis kompetencijomis, tos, kurios susijusios su man bendražmogiškais dalykais, savo gyvensena, santykiais ir taip toliau specialiomis kompetencijomis, kas liečia mano profesinę sritį, neatsiejamas rūpestis savimi, rūpinimasis kitais, tai pirmiausia prasideda nuo rūpinimosi savimi, niekaip kitaip nepasirūpinsi kitais, jei savimi pamiršti, taigi svarbi biologinė sveikata ir psichologinė būsena, rūpinti savo ribomis, išmokti pasakyti nejaučiant kaltės jausmo, teisingai laikyti streso įveikos taktikos, orientuokimės į sprendimą, kliūtis paversti galimybėmis, rūpintis miego kokybę, atsipalaidavimo praktikos, fizinio aktyvumo svarba neatsiejama, visuomet pabrėžiu mokymosi visą gyvenimo svarbą, tai vėlgi gelbsti žinios, dėkingumo praktikavimas ir net dar ką čia pridėčiau, nebijokime ir ne tik nebijokime, susitikime su savimi, tai irgi padeda. Kokios yra šiuolaikinės psichoterapinės galimybės prevencijai bei gydymui? Tai įdėjau, kas būtų prieinama, tai priėmimo ir įsipareigojimo terapija, kognityvinės elgesio terapijos kryptis, kur aš ir pati esu šios krypties, ir dėmesingumo pagrįstas streso mažinimas, į sprendimą orientuota trumpa terapija, saugios nuotolinės konsultacijos online, video ir telefonu iš tikrųjų šiandien dienai yra prieinamos ir galimos. Higienos institute parengtos metodinės priemonės psichosocialinės rizikos valdymo tema įdėjau tik tiesiog norėdama paryškinti galimybės, kiek yra puslapių, kuriais galime remtis, domėtis ir savo padėti. Ir pabaigoje noriu pabaigti su malda, kuri, negalėjau aš jos neparašyti. Viešpatie, išmokyk mane ilsėtis, išmokyk mane palikti nebaigtus darbus. Išmokyk nenoro viską pabaigti prieš miegant. Išmokyk mane susitaikyti su mintimi, kad esu pavargęs. Išmokyk mane tinkamai užbaigti dieną, nes kitaip juk nemokėsiu numirti. Nes juk lieka darbų ir po manęs. Išmokyk mane susitaikyti su mintimi, kad aš tai nesu tu. Tai visiems ačiū uždėmesį, linkiu rūpintis savimi, linkiu turėti tą pirminę prevenciją, dėmesį savo, atsakomybę savo, tik tada galėsim pasirūpinti savimi ir visi gražių švenčių. Ačiū.